Sveikos mielosios. Kaip jūs laikotės? Bet aš tik tai greitai patikrinsiu. Taip, matau save, įjungsiu, kad matyčiau ir jūsų klausimus. Bet esu Rita Grinevičienė ir perkopus 40-metį supratau, kad reiktų pasidomėti daugiau apie menopauzės laikotarpį, nes tikrai tikiu, kad jeigu turime pakankamai žinių, mes galim tam laikotarpiui pasiruošti ir tas laikotarpis neturėtų būti mums kažkoks kaip košmaras. Taip, tai yra natūralus procesas ir mes jį tikrai galime su malonumu jį praeiti. Taip. Tad šiandien man kilo, kaip pasakyti, nusprendžiau pasidalinti su jumis būtent apie kolageną. Kodėl? Dėl to, kad mano viena komandos narė pasakė, kad buvo grupėje užmegzta diskusija ir labai daug moterų pradėjo sakyti, kad tai yra mados klyksmas. Bet mano tikslas nėra būtent pasakyti, kad kolagenas tikrai yra būtinas ir taip toliau. Aš tiesiog noriu pasidalinti vis dėlto, kas jisai toks yra, ką jisai mūsų organizme daro ir tuomet jūs kiekviena nuspręsite, ar jums jis reikalingas, ar jums jo nereikia. Taip? Mes visi laisvi žmonės. Tad sveiki, kurie jungiatės. Tad kas yra tas kolagenas? Kolagenas yra iš tikrųjų svarbus baltymas ir jisai sudaro didelę dalį mūsų kūno jungiamojo audinio. Ir jisai suteikia audiniams ir stiprumo, ir elastingumo, ir struktūros, ir atlieka svarbų vaidmenį, kad mūsų audiniai išlaikytų vientisumą ir funkcionalumą. Tad, pavyzdžiui, odai, jisai kaip ir su kitais faktoriais, kaip pavyzdžiui elastinas, jisai padeda išlaikyti elastingumą. Taip? Ir žinoma, jeigu mūsų oda yra elastinga, tuomet irgi padeda išvengti raukšlių atsiradimo. Toliau kaulams jisai ne kaulams, o sąnariams jisai padeda išlaikyti sąnarių lankstumą bei funkcionalumą. Taip. Kolagenas yra svarbus ir kremzlėse. Jisai vienas yra iš pagrindinių komponentų. O ką kremzlės daro? Jos yra kaip amortizatorius. Taip. Ir tos kremzlės leidžia sąnariams judėti sklandžiai ir sumažinti sąnarių trintį. Tad jeigu kremzlės yra sveikos, taip, stiprios, tad ir tas sąnarių trintis mažėja. Taip. Sausgyslėse taip pat jisai yra svarbus komponentas, sausgyslėse ir raiščiuose. Tad irgi kolagenas suteikia joms stiprumo ir ištvermės. Taip pat kolageno randama ir kitose audiniuose, kaip pavyzdžiui, kepenyse, širdyje, plaučiuose, kitose organuose. Ir jisai suteikia tiems organams struktūrą ir pagalbą funkcionuojant. Kolagenas neturi tiesioginės, kaip pasakyti, įtakos plaukams, nagams, bet kadangi kolagenas turi įtakos odai ir mes kalbam ne tik veido odą, taip mes kalbam apie viso kūno odą, tai gerėjant odos būklei, žinoma, pagerėja kraujotaka, tai ląstelės taip pat aprūpinamos geriau degunimi ir tai turės įtakos tiek mūsų plaukų ir nagų būklei. Taip. Dabar kas įvyksta? Jau yra pastebima, kad su amžiumi kolageno gamyba organizme mažėja ir tai prasideda nuo 25 metų. Menopauzės metu, ypač per pirmuosius 5 metus, studijos rodo,
kad kolageno gamyba sumažėja, ar žinoma, tai individualus skaičius, bet nuo 30 iki 50%. Ir iš tikrųjų labai norėčiau paklausti tų moterų, kurios galbūt šiuo metu yra menopauzėje arba jau galbūt praėjo šitą laikotarpį. Ir ar jūs pastebėjot, va būtent per tuos pirmuosius 5 metus skirtumą tiek jūsų odoje, tiek sąnarių sveikatoje, sąnariuose? Ir jeigu galbūt tos, kurios galbūt pradėjot naudoti kolageną, ar irgi pajautėt skirtumą? Nes per 5 metus netekti 50% tos kolageno gamybos, tai yra tikrai didelis skaičius. Taip? Ir beje, kol nepamiršau, tai kolageno gamybai, kad organizmas gamintų kolageną, yra labai svarbus vitaminas C. Taip, tai jisai skatina kolageno gamybą. Tai tikriausiai ir galit dabar suprasti, kad būtent jeigu mažėja kolageno gamyba, kolageno mūsų organizme, tai įtakos ir mūsų odai, taip, pradės atsirasti raukšlės, mažės elastingumas odos, sąnariai, taip, tai kaip jau sakiau, kad tai padeda išlaikyti sąnarių sveikatą, tai jeigu mažėja to kolageno, tai mažėja kolageno ne tik odoje, taip, ir sąnariuose, ir raiščiuose, ir kremzlėse, tad visame organizme mažėja to kolageno. Tad tuomet ir pradeda atsirasti tie ir skausmai, sąnarių skausmai. Kas dar blogiausia, kad mažėjant, kai atsiranda skausmai, taip, ar kažkoksai nepatogus jausmas, nekomfortiškas jausmas, ką mes darom? Mūsų aktyvumas mažėja. Tuomet mes renkamės ką? Geriau pasėdėti tikriausiai ant sofkutės, ne prieš televizorių, ar tiesiog mažinti sporto visą tą aktyvumą. Tad tai yra irgi labai svarbu. Žinoma, jeigu turite kažkokių sveikatos problemų, tai tikrai pirmiausiai pasikonsultuokit su gydytoju dėl kolageno, ypač galbūt net ir vaistus kažkokius naudojate, tai tikrai paklauskit gydytojo apie kolageno vartojimą. O rinkoje, ką jūs galite rasti, kad tikrai kolageno yra ir skysto, ir miltelių, ir kapsulių formomis. Taip, tai pavyzdžiui, pas mus skystas kolagenas yra mūsų su Active Burn Fat Killeriu. Čia jo taip pat yra, tai mes jį rekomenduojame tiems, kurie nori išlaikyti savo kūno svorį ar galbūt numesti kūno svorį, bet tuo pačiu yra kolagenas būtent, kad išlaikytų odą elastingą ir sąnarius sveikus. Toliau mes turime miltelius, tai, ir jie beje taip pat papildyti vitaminu C, cinku ir kitais vitaminais. Ir kapsulėmis. Beauty Detoxas. Beauty Detoxas turi ir spirulinos. Spirulina, kaip esu minėjus anksčiau apie šitą maisto papildą, tai jį padeda išvalyti organizmą, išvalyti jūsų inkstus, kepenis, o kolagenas ir plus vitaminas C. Taip, tai Beauty Detoxas. Ir taip pat mes turim irgi, neparodžiau, kapsulėse, taip, žalios kapsulytės. Ir turime specialiai kolagenas sąnariams, tai vieną kapsulę suvartojate iš ryto, kitą kapsulę suvartojate po pietų. Tai tikrai yra būtent pasirinkimas, ar mėgstate kapsulės, ar mėgstate miltelius daryti kokteilius, beje, tikrai turime net ir receptų, kur galite sumaišyti ir pasidaryti, kaip lietuviškai vadinasi, glotnučiai, taip, gėrimai. Ir tiesiog skysčio formą, kuri taip pat 15 ml įpilat į 1,5 litro vandens, tiesiog sumaišot ir tiesiog geriat dienos bėgyje. Tai tiek. Šiandien norėjau pasidalinti apie kolageną ir jeigu turit klausimų, jeigu norėtumėt galbūt išbandyti vieną iš šių produktų, tai tiesiog parašykite asmeniui, kuris pasidalino šiuo video su jumis.
O aš atsisveikinu iki kitų kartų.